Sveiki visi, su jumis žvejo kelias ir mes atvažiavom prie ežero Zelva. Pas mane naujas stovas. Šiandien buvo nupirktas. Ežeras pas mus biški bangos. Žvejosim ant plūdinės. Ir taip pat pas mus nauji signalizatoriai. Pažiūrėkit, čia su racija. Pajungimas, kaip tik ištestuosim. Ir viskas. Veikia. Tai va. Brangiai kainavo, bet dėl žvejybos reikia. Ir tai bus visam laikui. Išsipakuosim meškerės ir užsimesim. Vieną pastatysim ant karpių, o kitą paprastą ant dugninės, nes šiame ežere galioja taisyklės, kad tik turi būti 4 kabliukai ir nedidelis 5 kg žuvies kiekis. Ir taip pat reikia turėti specialių leidimą, kad galima būtų žvejot. Tai leidimas pas mus yra, nes vis tiek aš žinau, kad žvejo mėgėjo kartelė, taip pat jinai pas mus viskas gerai galioja. Taip, iki 16 valandos galima bus žvejot. Tai vat ir viskas yra pilna informacija. Daugiau nerodysiu, nes ten yra asmens kodas. Tai nu štai ką, viskas, mes viską padarėm, užtaisėm viską. Dabar žvejosim ant plūdinės. Bandysim kažką išgaudyti. Čia biškiai dėl vėjo. Vėjas labai. Opa. Pas mus pirma kojytė. Žvejybą atidarėm su nedidelė kojytė. Tokie va pas mus. Leidžiam. Galima net prie pat dugno uždėst, prie pat žolynų. Sėdėjo ant kabliuko, kokia mažytė. Paleidžiam. Gylis čia, pas mane uždėtas, kažkur net metriuko net nėra. O, vėl eina, plūdį kela. Panerk. O, ai. Kaip aš pasakiau, iš karto panerė. Tai biški, kad matytųsi. O man jau pas mane jau kimba. O, jau sėdi. O, sėdi dar viena. Reikia jau dziką keisti. Tokias mažytės. Nu va. Manau jau sėdi. Jo, sėdi. Eik, tai savo kokias mažytės. O, pirštas. Bandysim gylį didinti. Gal ant gylės įdės.
Žiūrėkit. O čia tai jau kitoks variantas biški. Čia jau biški kitokie. Tai va, paleidžiam. Nu tai ką, mes biški persikrostėm į kitą vietą. Atėjomės į šitą vietą. Užsistatėm jau feederius ant 3 kabliuko, nes ten labai ant tiltuko vėjas. Labai stiprus vėjas. Ir dėl to mes galvojam, kad reikia pakeisti poziciją. Dėl oro sąlygos, o čia bent tokia, kad vėjo nėra. Nu ir bandau kažkaip to susiprastinti su savo naujų pavadinimas Hokkaido. Taip pat ir stovas irgi Hokkaido firmos. Jo, pamiršau jums pasakyti. Tai biški bandau dabar prastintis, nes į vieną pusę, į kitą pusę. Nu ir čia biški tas pats, bet bandau susiprastinti, kaip čia ką čia veikia. Nu su laiku susiprasim. Tai va, čia pas mus vat, bus štatyvas. Čia sėdėsim. Čia vat irgi viskas tas pats. Čia va dar vienas. Čia va racija. Dėl kas labiausiai, tai man tik dėl racijos patiko. Nes kad galima nueiti toliau kažkur tai kitur pasidėti. Va, aš ištrauksiu. Va. Įjungiam. Tai aš ir bandau dabar suprasti, kai man nustatyti, kad būtų, nes matot, jis pats sukasi. Nu va tai va, panašiai ir veikia pas mus mūsų sistema. Taip pat ir čia. Viskas iš karto pradeda veikti. Nu nežinau, kažką bandysim, kažką suprasim. Reikės pasiskaityti taisyklės, suprast. Nes kad įtempimas būtų, nu jūs patys supratat, kad žinot, jeigu vėjas paima papučia, arba vat, jeigu biškį pajudinu, va, matot, iš karto suveikia. Nu ir dėl to reikia žinot kaip čia. Nes antukas pane, kai buvo seniai, tai viskas buvo aišku. O ant šitų reikia bandyti. Čia šviesa. Man šviesa dabar nereikalinga. Bet man aišku. Suprast reikia biškį. Pasiskaityti. Ir viskas. Aš manau bus aiškiau. Tai va, tai va. Nu, ką, reikės dabar biškį pašarą užmaišyti. Pas mane pašaras su braškiam skonio. Pas mane jau pasibaigė. Va, naudojau visą šiukšlės pas mane čia. Va, naudojau tokiose. Strongberry. Ant karpio. Nu ir kojytės kimba. Karšiokai. Ir pas mane dabar reikės užmaišyti vat šitą va paprastą jodą. Kaip tik. Manau, veiks gerai. Tai gerai, važiuojame mes maišyti ir kaip tik įjungsiu, kas bus gero. Nu ką, pas mus trečią kartą pakeitimo vieta. Dabar mes jau biškį anoj pusėj. Pastatėm feederius. Vienas į tą pusę, kitas į tą pusę. Tai va, ir dar, ką aš jums noriu parodyti, bet aš ten nepraeisiu. Bet ten pas mus įdomus atvejis.
Ten vat guli negyvas karpis. Šitą nepraeisiu niekaip, bet ten tai zdorovas. Na, čia iš karto aš pakliumsiu. Bet sakau, va ten vat guli. Ir tokių būna momentų šitam žvejybam nieko nepakeisi. O tai ką, mums belieka tik žiūrėt, kaip mūsų fideriukai veikia. Čia pas mane ant šitas meškerės dzikas ir sliekas, o ant šitos tik dzikunčikas. Tai va. Nežinau, pasiseks, nepasiseks, dar turim valandą. 8 valandą mes jau ir išvažiuojam. Kažkoks kibimas buvo nedidelis ant šitos va meškerės. O ant šitos jau eina. Pradėjo žuvis veikti. Kad pakirstų taip gerai. Nu ir va, ir vėl kibimų nėra. Vat kaip kamerą išjungsiu, po to vėl kažkas atsivyks. Kažkas pas mus yra, kad net kamera nukrito. Aš nežinau, bet ten smūgis geras. Žmonės, aš nežinau, ką daryti. Ten karpis. Karoči, susitiksim, aš nežinau, kamera jungta ar nejungta. Blin. O, paskendom! Meškerė! Karpis yra! Va tai, va tokia va žvejyba pas mus šiandien atsirado. Netrukus karpis. Pažiūrėkit, žmonės. Oh my god. Aš visas sušlapęs. Nežinau, ką man dabar daryti. Ašgi su mašina dar esu. Nu, bet žodžiu, pažiūrėkit, koks gražuolis. Oh my god. Pirmą kartą pas mane gyvenime aš pagavau karpį. Aš nežinau ant ko. Ties pas mane buvo sliekas ir dzikas, bet eik tu savo, koks laimikis pasitaiko pas mus. Aš manau, kad mes ir baigsim šiandien pas mus video, nes aš visą sušlapau. Ten dar pelkė buvo.
aš nukritau, bet aišku, mes karpį paleisim, tikrai, bet aš dabar su juo pasifotografuosiu ir įjungsiu kamerą, kaip aš jį paleisiu. Tai, kad iki trūkų susimatysim su juo. Tai, kad va, viskas. Einame mes jį paleist. Taip. Tai, kad viskas mes jį paleidžiam. Tai, kad sudė mūsų karpiukas. Tai, kad viskas. Karpis gyvas, viskas su juo gerai. Всё. To atsistatys. Всё, išplaukė. Всё. Tai aš manau buvo gerai pažvejot, daug emocijų ir viso kito. Tai, kad su jumis buvo Žvejo kelias. Ačiū Jums, iki sekančio karto. Like, subscribe